Šiais 26 metais mes turėsime faktorius tokius. Pensijinių pinigų atėjimas, Lietuvos banko sprendimas dėl 10% pradinio įnašo, turėsime gynybos pinigus. Kas čia tais 26 metais gali nutikti, tai daug čia įvairių prognozių yra. Kalbant apie, pavyzdžiui, kainų didėjimą, kainos didėjo dabar per 12 mėnesių paskutinių 9%. Tai didelis savo kainų augimas. Lietuviai pakankamai pragmatiški ir racionalų žmonės. Ir jie labai greitai paskaičiuoja, kiek kainuoja nuoma būsto ir kiek už to kaip patį būstą aš turėčiau sumokėti, pavyzdžiui, bankui per mėnesį palūkanų. Ir kol kas šitas skaičius dabar jis naudingas tiems, kurie įsigyja būstą. Ar gali būti taip Vilniuje, kad irgi pasieksime tokį lygį, kad vidutinis žmogus Vilniuje negalės turėti nekilnojamo turto? Sveiki visi, sveikinamės 5-ojo tinklalaidėje Daugiau negu finansai su Mariumi Dubniku. Ir šiandien kalbėsime taip pat apie finansinius klausimus, kurie suteikia saugumo, kurie kaip juos spręsti, kaip nepadaryti klaidų ir kalbėsime apie nekilnojamą turtą, kuris yra turbūt viena didžiausių žmogaus investicijų per visą gyvenimą, bent jau vidutiniškai. Ir su šiuo klausimu, tiesą pasakius, turbūt susiduria kiekvienas. Tai yra nuomoti ar pirkti, kada pirkti ir kaip pirkti, kokios yra tendencijos, kaip sprendimus priimti. Ir šiandieną mes kalbėsime su Arvydu Avuliu, Haner grupės valdybos pirmininku ir kalbėsime apie būtent nekilnojamą turtą. Tai aš kaip pagalvoju apie nekilnojamą turtą, kažkodėl visą laiką matau jūs mintyje. Tai yra ponas nekilnojamas turtas. Tai ačiū, kad atvykote ir manau, kad pašnekovai visada geriausiai prisistato patys. Tai turbūt nereikia pristatinėti, bet trumpai apie save. Tai čia jūs jau pasakėt, kad, kai pradėdat galvoti apie nekilnojamą turtą, tai prisimenat ar mane, arba kompaniją Haner. Iš tikrųjų, aš 35 metai darau verslą, 30 metų paskutinių nekilnojamas turtas ir būtent Lietuvoje jis visas vyksta veiksmas. Tai per tiek metų, aišku, kad dar pasirodau gana dažnai žiniasklaidoje, ir tas, aišku, sukuria tam tikrą įvaizdį, kad čia daug darau tuo klausimu Lietuvoje. Iš tikrųjų gal ir nemažai darome, nes nekilnojamas turtas yra labai tokia tema populiari, praktiškai kiekvienas su juo susiliečia ir vieniems, kaip jūs minėjote, ar tai nuoma, ar tai nuosavybė ir visiems norisi žinoti, ar čia laikas pirkti nekilnojamą turtą, ar nelaikas, ar čia didės kainos, ar mažės. Žmonės nuolat teiraujasi ir aišku, kad atsirandu tada tam epicentre, kur reikėtų kažką pasakyti. Nekilnojamas turtas turbūt yra, galvoju, pirma ar antra turto klasė Lietuvoje pagal kapitalizaciją, nes dabar, kai buvo vedamas nekilnojamo turto mokestis, tai buvo girdėtis toks skaičius, kad gyventojai valdo apie 100 milijardų vertės turto kažkur. Tai verslai turbūt tikėtina, kad irgi sudaro didelę dalį, bet be abejo tai yra reikšmingas kiekis. Gerai, pakalbėkime apie šiuos metus, tai yra 2026 metai tik ką prasidėjo ir daug metų pabaigoje praėjusiais metais buvo daug apžvalgų apie tai. Taip. Man įstrigo viena antraštė, kurioje teko netgi ir pačiam šiek tiek komentuoti, tai yra, kad 26 metai bus daugiausiai pokyčių turintys metai. Aš tada klausiau žurnalistės, ką reiškia daugiausiai, nežinau, ar tai yra tiesa, bet jūsų noriu paklausti, ar tai yra tie metai, kur daugiausiai nusimato pokyčių? Taip, iš tikrųjų, sunku pamatuoti, bet akivaizdu, kad rinka dabar nekilnojamo turto yra labai aktyvi ir tų pokyčių tikrai galima tikėtis įvairių, bet reikėtų galbūt pažiūrėti šios metus tiesiog retrospektyviai ir aš galėčiau kelis skaičius pasakyti, kad metų pradžia startavo labai aktyviai. Tai yra sausio mėnesis, pavyzdžiui, Vilniuje buvo daugiausiai parduota būsto. Čia apie 25 kalbam. Taip, 25 metai, sausio mėnesis šovė rekordiniais pardavimais ir sukėlė tam tikrą, kaip čia pasakyti, šiokį tokį šoką. Nes jis buvo visiems netikėtas. Visi įsivaizdavom, kad rinka bus aktyvi, visi prognozavom ir tikėjomės, kad atsigauvimas nekilnojamo turto vyks, bet kad jis toks bus staigus ir didelis,
Vilniuje, turbūt niekas nei prognozavo, nei tikėjosi. Dar tik paklausiu, mes kalbam apie pirminę ar antrinę čia? Aš kalbu tik apie pirminę rinką būsto, nes pirminė rinka daugeliu atveju ir diktuoja, kaip čia pasakyti, tokias tendencijas. Jo. Nes jeigu pirminė rinkoje apslopsta, tai reiškia, labai greit sureaguoja antrinė rinka ir taip toliau. Tai reikėtų, kai sekame pirminę rinką, tai yra kiek parduodama naujo būsto, tai galima tada išvelgti, o kaip visa rinka judės. Tai pirmas sausio mėnesis buvo rekordinis, 620 ar ten 650 būsto buvo parduota, tai lyginant su praeitų metų vidurkiu, tai buvo daugiau negu 2 kartus daugiau. O ilgametis vidurkis tada koks yra? Tai aš gal paskutinius metus noriu pasakyti. Praeitų metų vidurkis, 24 metų ir vidurkis buvo apie 250 butų per mėnesį. Ir staiga prasideda metai šie, sausio mėnesį 600, ten, kaip sakau, 30, sąlyginai, sakykime. Ir aišku, kad tai padiktavo ir reakcija visiems. Ir tie vystytojai pardavėjai suprato, kad jau rinka atsigavo, jau reikia daugiau investuoti, reikia daugiau statyti. Tie, kurie nori pirkti būstą, suprato, kad nereikia jau laukti, nes jau viskas, jau išmušė į tą valandą, kada jau reikia eiti. Ir toksai šokas pagimdė tam tikrą tokį aktyvumą didesnį rinkoje ir mes visus metus stebėme, kad šie metai atrodo maždaug lyginant 25 metus su 24, tai būsto pardavimai pirminėje rinkoje Vilniuje yra beveik 2 kartus didesni. Tai yra, šiuo metu mes turim daugiau kaip 5000 parduotų būsto Vilniuje per metus. Patys geriausi metai, buvo 21, tai čia po pandemijos tas suspaustos spyruoklės principų, kai šovė rinką į viršų, buvo parduota virš 6000 būtų. Tai nepasieksime to 21 metų rekordo, bet yra kitas rekordas, kuris užfiksuotas ir gana įdomus, tai yra tai, kad pirminėje rinkoje jau per 11 mėnesių buvo parduota turto ten už 1 milijardą eurų. Trūko ten, man atrodo, 10 000 eurų, bet, sakykime, jau dabar tikrai turime pirminėje rinkoje 1 milijardas eurų parduota Vilniuje būsto, tai yra irgi tam tikras, ir ženklas, ir požymis, kad, yra daug šiuo metu investuojama, daug parduodama ir šita turto klasė susilaukia, tikrai labai didelio dėmesio. Jeigu mes turime 25 metų tokią tendenciją, į 26 mes metus ateisime su to pačia jėga? Tai dabar, jeigu pažiūrėti, kaip visa dinamika atrodė 25 metų, tai jinai taip ir kyla ir mes turėjom lapkričio mėnesį pardavimus, kurie irgi viršijo 600 vienetų, buvo 621 pardavimas Vilniuje, truputį mažiau negu sausį, bet jis nuosekliai auga ir auga. Bet tendencijos, manau, kad išsilaikys 26 metais panašios. Ir jeigu, kas čia tais 26 metais gali nutikti, tai daug čia įvairių prognozių yra. Kalbant apie, pavyzdžiui, kainų didėjimą, kainos didėjo dabar per 12 mėnesių paskutinių 9%. Tai didelis kainų augimas, labai didelis, nes tas kainų didėjimas, jis turėtų būti panašus į infliaciją. Jeigu mes infliaciją turim Lietuvoje tarp 3-4%, tai visiškai natūralu, jeigu kainos auga apie 3-4, 5% ta riba, kur jau neturėtų daugiau. Kol kas jos auga daugiau. Šiek tiek minėjom, kalbėjom apie faktorius, kurie įtakoja. Taip. Ir šiais 26 metais mes turėsime faktorius tokius, pensijinių pinigų atėjimas, taip. Lietuvos banko sprendimas dėl 10% pradinio įnašo, taip. Turėsime gynybos pinigus, statybos. Nežinau, gal dar praplėsit, kas dar galėtų būti tas game changeris ar tas situacijos keitėjas, bet kurį jūs įvardintumėt kaip vienas svarbiausių. Mes suprantam, kad jie visi veiks ir veiks ko gero tik į vieną pusę, kas įdomiausiai. Bet kuris būtų svarbiausias tas kriterijus jūsų akimis? Tai
Norėčiau pasakyti, kad labai daug pokyčių, vat, kai norim kalbėti apie 26, aš vis dar sugražinu į 25, kad suvoktume, kaip ta rinka, kaip jinai veikia ir ko galima tikėtis 26. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad taip, 25 metais jau buvo labai daug pokyčių. Jų labai daug buvo ir jie buvo gana netikėti, nes tokio augimo niekas nesitikėjo. Ką tai reiškia? Tai yra rinka, kad jau dalis rinkos, aš manau, jau išsikvėpė. Tai yra tiek potencialo daugiau augti, kiek jinai dabar parodė 25 metais, mano nuomonė jau jo neliko. Kad bus didėjimas, kad bus augimas, kad bus dinamika į viršų, o ne kokia horizontali ar žemyn, tikrai to ne. Bet, man atrodo, kad kažkiek per daug sureikšminamas tas visi tie faktoriai, apie kuriuos jūs paminėjot. Pensiniai fondai. Pensiniai pinigai. Pensiniai pinigai taip ateina gana didelis kiekis, bet jeigu paimti ir pažiūrėti, kiek vienam žmogui tenka vidutiniškai, tai nėra labai sąlyginai didelė suma ir jinai negali turėti labai didelės įtakos. Dabar, kas liečia 10% pradinio įnašo sumažinimas. Taip, jis buvo reikalingas šiaip šitoj rinkoje prieš 2 metus. Jo labai reikėjo prieš 2 metus, nes kai prasidėjo karas Ukrainoje, rinka užsistagnavo ir, reiškiasi, mes vystytojai, investuotojai, mes visi ieškojame būdų, kaip ją suaktyvinti tą rinką, nes tiesiog apimtys krito 2 kartus. Ir tada reikėjo. Dabar jinai kažkiek pridės, kažkiek padidės investicijų, kažkiek, bet tai nebus, tos kaip sakau, 25 metai šovė labai stipriai į viršų. 26 metais tokio didelio šuolio bumo tiesiog, mano nuomonė, potencijos nėra. Augimas bus, bet tikrai nebus toks dvigubai didesnis, koks buvo per 25 metus. Ir, pagaliau, galbūt tas pagrindinis trečias faktorius, kurį jūs paminėjote, tai yra kariniai objektai. Jie iš tikrųjų atitrauks labai didelę dalį statybų sektoriaus ir jie tikrai turės didelę įtaką. Nes tiesiog statybų pajėgumai Lietuvoje yra tokie, kokie yra, jų negalima padidinti. Šiek tiek juos galima padidinti, tokių galimybių yra, bet čia reikia labai gero dialogo su vyriausybė ir su politikais, o jo nėra. Tiesiog trūksta darbo jėgos. Gamyklos gali dirbti, pavyzdžiui, 2 pamainom, bet jie neturi žmonių. Ir jeigu būtų tokia galimybė įsivežti darbo jėgos laisvai ir greitai, tai būtų galima padidinti pajėgumus. Bet čia yra tas klausimas, apie kurį mes jau čia kalbam kelis metus, tos darbo jėgos trūkumo, darbo jėgos įvežimo, jis nesisprendžia. Tiesiog politikai, vyriausybė mato kitaip visą vaizdą ir jis nebus. Tai ką reiškia? Tai reiškia tiesiog dalis pajėgumų nueis į karinius objektus, jų truks pajėgumų ir tai vėlgi gali turėti įtakos kainų didėjimui. Jūs kalbate apie karinius pajėgumus, jūs kalbate apie poligonų vystymą, ar jūs kalbate ir apie nekilnojamo turto objektus, kur turės gyventi vokiečių brigada ta pati? Taip, tai Rūdininkų projektas 1 milijardas. Ir tą reikia padaryti per 2 metus. Reiškia, kitais metais tikėtina, kad tai bus maždaug 500 milijonų, bus nukreipta tiesiog investicijų, statybos darbų būtent į Rūdininkų miestelį. Kad realiai suvokti, tai yra nepraktiškai, ta prasme, tai yra pusės Vilniaus projektas per metus. Taip, jeigu mes parduodam už 1 milijardą per metus Vilniuje, tai ten pusė pajėgumų nueina į tą. Plus, tai čia ne vienintelis. Krašto apsaugos ministerija turi dar daugiau projektų ir toks šiek tiek mažesnis prie Klaipėdos Kairių, vadinamas miestelis karinis. Ten irgi didelės investicijos numatomos. Vienu žodžiu, kad artimiausius 2 metus, reiškia, ten bus prioritetas ir statybiniai pajėgumai bus naudojami tenai. Čia liks mažiau. Ką reiškia? Reiškia, ir truks. Jau jeigu trūksta, tai kainos didėja. Taip. Viskas labai paprasta. Man dar įdomi nuomonė, jūs vis tiek daug analizuojate ir daug turite duomenų. Vokiečių brigada, 5000 karių. Taip. Atvažiuoja. Jie ilgam periodui, reiškia, atvažiuoja su šeimom, 5000 sutuoktinių, tikėtinai. Taip. Dar 5000 vaikų, tikėtina, ir 5000 naminių gyvūnų. Pajuokaujant. Jūsų manymu,
jie apsistos esamuose objektuose, kurie yra pastatyti, ar mums reikės pasistatyti, bent taip mintinai skaičiuojant, maždaug Druskininkų miestą papildomai? Ne, aš nemanau, kad tai bus. Vienas dalykas, dalis personalo gyvens būtent tuose kariniuose miesteliuose, sakykime, Rūdininkuose yra numatyta ten pakankamai daug gyvenamųjų namų ir dalis to personalo būtent ten ir gyvens. O kiek, pavyzdžiui, poligonė gyvens žmonių iš tų 5000? Aš dabar negalėčiau tiksliai tos skaičiaus pasakyti, bet tikrai ten, manau, kad tūkstančiai skaičiuojama. Ne šimtais, o tūkstančiais. Čia daugiau kiekvienas, tas personalo žmogus, reiškia, jis pats priima sprendimą, kur jam gyventi. Ar jam gyventi arčiau tos vietos, kuris ten turi dirbti, treniruotis visą dieną ir ar jis pasirinks geriau nuvažiuoti tuos 20 ar 30 km kiekvieną rytą į darbą į Rūdininkus ar į kažkokią kitą vietą. Tie, kurie turi šeimas, aš manau, kad jie tikrai pasirinks Vilnių. Bet nėra tokios statistikos, kad visi 5000 atvažiuoja su šeimom. Dalis bus be šeimų. Tai įtaką turės, bet čia tokios kažkaip labai didelės. Ne, aš sakyčiau, yra dar vienas kriterijus, kuris čia mažai kalbamas ir praktiškai nebuvo paminėtas. Tai mes visada žiūrim ir tą temperatūrą, pirmas kriterijus, tai yra Vilniaus gyventojų skaičius. Didėja ar nedidėja? Tai mes paskutinius kelis metus turėjome labai aiškę tendenciją, kad tas gyventojų skaičius didėja. Ir jeigu žmonių skaičius didėja mieste, tai akivaizdu, kad jie turi kažkur gyventi. Pagal ką jūs matuojate? Nes aš kiek teko bendrauti su savivaldybė, jie dabar būtent leidžia tą programą, kad jeigu registruosiesi Vilniuje, tai bus išmokamos išmokos, 500 eurų netgi duos į sąskaitą. Iki 1000 eurų. Iki 1000 eurų į sąskaitą ir tokiu būdu pabandysi išmatuoti. Jų nuomonė, kiek man teko girdėti, jie matuoja pagal registracijas pas daktarus. Jūs turit kažkokį kitokį kriterijų ar ne? Ne, mes tiesiog remiamės tą statistiką, kurią gaunam iš savivaldybės. Bet, jinai be abejo, kad jinai tokia plaukiojanti, bet, kodėl ėmėsi šitos iniciatyvos Vilnius, akivaizdu, kad jeigu jau užsiregistruoja kaip Vilniaus gyventojai, tai gyventojų pajamų mokestis keliauja. Suprantat, gyventojų pajamų mokestis keliauja į Vilniaus biudžetą. Ja. Ir čia iš karto pasipildo jau ten milijonais. Tai ir ką rodo dabar šitą akciją ir jau tam tikri skaičiai, jau keli tūkstančiai žmonių užsiregistravo Vilniui. Jie turi jau pasiekimus ir rezultatus. Tai rodo, kad yra tų gyventojų, kurie čia gyvena, bet jie dėl biurokratinių dalykų jie pasilikę savo registraciją kažkur tenai Pasvaly ar Panevėžy ar dar kažkur. Tai rodo tai, kad Vilniuje vis tik yra truputį daugiau gyventojų negu oficialiai formaliai registruota. Ir dar didžioji dalis Neringos tikriausiai yra formaliai registruota. Neringa tai iš vis ten turbūt atskira respublika. Ja. Gerai. Apie nekilnojamą turtą mes šiek tiek tam pačioje pradžioje aš minėjau tokį lūkestį, užprogramavau, kad pakalbėsime apie tai, kada jį pirkti. Taip. Dabar jaunos šeimos turės galimybę lengviau įsigyti 10% pradinį įmoką. Ir kaip jūs sakytumėt, jauna šeima, ar jos tikslas turi būti kaip įmanoma greičiau nusipirkti nekilnojamą turtą, ar, sakykime, atidėti tam laikui, kai tai nebus toks didelis galvos skausmas. Nes jeigu žmogui klausimas, ar 10 ar 15% pradinio įnašo yra ar pirkti ar nepirkti, tai reiškia, jam pakankamai sunkus tas presas, kurį užsideda mokėti įmokas ir panašiai. Jūsų asmeninė nuomonė ir patirtim vadovaujantis. Tai iš tikrųjų krūvis šeimos finansam padidėja, vienareikšmiai, bet čia reikia įsivaizduoti kokią kultūrą Lietuvoje. Nes jeigu pasižiūrėsim kitas šalis, tai šiek tiek kitaip viskas atrodo. Lietuva ten tarptų pirmaujančių šalių Europoje, man atrodo, numeris 2, dar viena šalis, kuri turi daugiau turtų nei lietuviai, bet lietuviai yra tikrai ne žemiau negu antroji vietoje pagal nekilnojamo turto nuosavybės lygį.
Ir tos tradicijos, kai jos susiformuoja iš kartos į kartą, jos lengvai ir greit nesikeičia. Pajokaujant, sako, man atrodo, kad Lietuvoje yra 2 tikslai gyvenime, kai tik tai ateini į darbo rinką. Tai šeima tave priverčia baigti bet kokius mokslus, nesvarbu kokius, bet tai turi būti aukštasis mokslas. Ir antras dalykas, kaip įmanoma greičiau nusipirkti nekilnojamą turtą, nes tada esi žmogus jau. Čia daug labai yra ir tam tikrų logikos ir argumentų, nes jeigu turi savo būstą, tai gali jaustis labai nepriklausomas. Nesvarbu, kad tu ten turi už jį mokėti, bankui įmokas, bet tu jautiesi pakankamai stabiliai, nes tai yra tavo. Bet grįžkime prie klausimo. Ta prasme, skubėt ar neskubėt? Tai aš dar čia truputį keli žodžius ir galėsiu atsakyti. Tai dabar, kur motyvai atsiranda? Lietuviai pakankamai pragmatiški ir racionalų žmonės. Ir jie labai greitai paskaičiuoja, kiek kainuoja nuoma būsto ir kiek už to kaip patį būstą aš turėčiau sumokėti, pavyzdžiui, bankui per mėnesį palūkanų. Ja. Ir kol kas šitas skaičius dabar jis naudingas tiems, kurie įsigyja būstą. Kai bankų palūkanos buvo, noriu retrospektyviai pasakyti, pasisukim 2 metai atgal, kai buvo labai aukšta infliacija, tada ir būsto pirkimas sustojo, nes tiesiog įmokos bankui už nuosavą būsto kreditą buvo didesnės nei nuomotis būstą. Aš manau, kad viską čia labai greitai reguliuoja būtent įmokų dydis. Jeigu šiandien dienai bankų palūkanos yra gana draugiškos, tai aš manau, kad bus tendencija daugiau pirkti. Jeigu tos bankų palūkanos centrinis bankas pakels kitais metais, tai gali būti, kad tai vėl šiek tiek pristabdys. O tokia perspektyva prognozija, man atrodo, kad jinai artėja, nes bent jau Lietuvoje infliacija tikrai didesnė negu 3%, kitose šalyse vidurkis ES dar gerai, dar jis eina, bet kiti metai gali padaryti tam tikrų korekcijų ir Europos centrinis bankas gali šiek tiek pradėti kelti palūkanų normą. Tai va tas turės gana daug įtakos. Ir kaip čia dabar pasirinkti, ar tas geriau, tai man atrodo, kad tai ir lemia tos sąlygos, kai žmonės pasiskaičiuoja. Ar man geriau mokėti nuomą? Nes nuomą aš moku, pinigai prapuolė. Jeigu aš moku bankui, man vis tiek dar lieka turtas. Ir čia visi moka skaičiuoti. Ir turtą tu visada galėsi parduoti. Net kai tau pasidarys kažkokia, sunki aplinkybės, kažkas tai nesiseka, tai ką, tai paimi ir parduodi antrinį rinkoje tą būstą. Ir vis tiek išeisi į pliusą. Gerai. Lietuvių šaknų turintis nobelistas Šileris yra rašęs tokią formulę, kaip įvertinti turtą. Nesvarbu, kas tai yra įmonės ar sakykime, nekilnojamas turtas. Ir ten buvo labai paprastai suvesta, tai yra kiek metų pinigų srautas yra tvarus ir netvarus. Mintis tokia buvo labai paprasta, kad jeigu, pavyzdžiui, iš nekilnojamo turto perku nekilnojamo turtą ir jį nuomoju ir skaičiuoju, kiek man metų atsipirks, tai 15, jeigu metų atsiperka nuoma, kaip ir viskas normaliai. Jeigu ten 20+, jau kažkas reiškia netvaru, geriau jau tada nuomotis. Jūsų akimis, kiek metų reikėtų gauti pinigų srautą, kad iš nekilnojamo turto, kad apsimokėtų įpirkti? Aišku, aš negalėčiau konkuruoti su Nobelio premijos. Ne, ten pats principas, aš sakyčiau, ten pats principas kaip matuoti, bet tenais yra vertintojo klausimas, kiek metų turėtų būti, nes aš atsimenu prieš daug metų, kai teko mokintis universitete, tai įmonės kaina būdavo, sakydavo, 10 metų, 15 metų gryno pelno, jau čia yra geras įvertinimas. Dabar atsiverčiam biržos sąrašą, tarkim, 500 svarbiausių JAF įmonių, ten matom dabar vidurkis yra 23 metai. Ir kai kurie sako, čia yra new normal, tai taip ir turi būti. Bet jūsų akimis, kiek metų? Matot, čia labai gerai pasakėt, kad tos pasaulis keičiasi, požiūriai keičiasi, tendencijos keičiasi ir mes anksčiau tiesiog dirbdom su tokiu labai aiškiu, kad 10 metų turi tai yra, čia tokia, nežinau, rašyta, nerašyta, bet tokia norma. Aiškiai, dabar aišku, kad daug kas keičiasi, bet yra ir tendencijų, kur labai greitai. Aš noriu tiesiog paminėti, prieš kelis metus, taigi buvo labai aiški Lietuvoje tendencija, jeigu investuoji į saulės elektrinės, į saulės atsinaujančius energetikos šaltinius,
Tai, mes, sakykime, buvo vieni metai, kai elektros kainos taip sukilo, kad atsiperkamumas ten buvo 2 metai. 22 metai rugpjūčio mėnuo, puikiai prisimenu, kai 4 eurai už kilovatvalandę buvo valanda, kai buvo 4 eurai už kilovatvalandę. Jo, čia kosmosas. Tai va, bet kaip keičiasi ir dinamika, aš noriu pasakyti, kad jeigu šiandien pasižiūrėsim, o kaip šiandien sekasi, tai ten labai blogai. Tai, aš nenorėčiau dabar ir kam nors kalbėti net apie tokią temą, kad investuokit į saulės ten jėgainės ir ten tikrai nieko gero. Kažkada teko dalyvauti energetikų konferencijoje ir jie labai supyko, nes pasakiau, kad aš nestatysiu saulės elektrinės, nes manau, kad aš geriau pirksiu iš jūsų pigiai. Ir to beveik ir gavosi to. Čia labai gerai pataikiai, nes šiandien dienai tai neįtikėtinai ir aš iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, ar čia biškai nukrypsiu, jeigu galima. Gerai. Reiškia, mes esam padarę kelis sandorius, kurie buvo labai geri ir labai geri. Mes tiesiog pirkome tokius ateities sandoris buvo ir mes nusipirkome elektrą už 6,2 ar 6,3 cento. Tai, labai geras. Tai. Bet noriu pasakyti, kad šiemet 2 mėnesius mes gavom minusą. Tai. Nes mes nusipirkom ir mokėjom po 6, o turėjom parduoti, man atrodo, 6 ten, keliais centais, keliais dešimtojom cento pigiau. 25 metai prasidėjo istorinių lūžių, nes sausio 1 buvo laikotarpis, kai reikėjo tai yra tiekėjų primokėti. Taip. To niekada nebuvo, anksčiau nebuvę. Tai va, tai čia, grįžtant prie mūsų temos, tai vis tik tai daug kas keičiasi ir dabar, nusistatyti, kokia čia ta norma pelningumo ir kapitalo gražos, sakyčiau, būtų gana sudėtinga, o visumoje, jeigu tai pasižiūrėti nekilnojamo turto ar nuoma, ar jinai naudinga ar nenaudinga, tai čia vis tik reikėtų dar įvesti vieną kriterijų ir būtinai papildyti jį reikėtų. Nes jeigu mes skaičiuojam tik tai gražą iš nuomos, iš nekilnojamo turto nuomos, tai jinai labai maža. Ten jinai svyruoja 4% plus minus 1. Tai ne, tas tikrai neskamba labai patraukliai šiandien, bet yra kitas dalykas, kuris ištraukia visą tą nekilnojamo turto investicijas į labai aukštą lygį. Tai yra tai, kad tiesiog turto vertės didėjimas vyksta. Jis vyksta gana dramatiškai ir kaip minėjau, vien per paskutinius metus mes matom beveik 10% jo didėjimą. Jeigu paimsim truputį didesnę retrospektyvą kokius 5 metus, tai tie skaičiai yra labai dideli ir visi tie, kurie investavo, pavyzdžiui, prieš 5 metus į nekilnojamą turtą, jie šiandien labai džiaugiasi. Eurostatas yra paskelbęs labai įdomią apžvalgą apie nekilnojamą turtą Europoje. Tai ir lyginami 2010 metai su 2025 metais. 15 metų periode Lietuva yra 3. valstybė po Vengrijos ir po Estijos pagal nekilnojamo turto brangimą. Ir ten virš 200% yra. Taip. Tai vat, tas brangimas netgi trumpesniai distancijoje, jis artimas 100%. Tai vat, aš puikiai prisimenu dar mūsų tokius, lygiai prieš 10 metį mes užbaigėm Žvėryne tokį projektą, buvo Žvėryno namai ir mes ten labai brangiai pardavinėjom tuos butus, siekia jie 2000 eurų kvadratinis metras. Tai šiandien dienai praėjus 10-mečiai, reiškia, ten būtai pardavinėjami tarp 4 ir 5 tūkstančių eurų už kvadratinį metrą. Tai vien per 10 metų kaina padidėjo 2. Tai vat, jeigu tą pridedame, ir tai tada investicijos į nekilnojamą turtą gaunasi labai patrauklios. Ir tai daug kas supranta ir daug kas daro. Bet reikėtų būtinai tai su to disclaimeriu čia pridėti, kad visada taip nebus. Aš netikiu, kad tai bus ateityje. Aš irgi to netikiu, nes mes spaudžiamės prie europinių vidurkių kažkokiu. Tai mūsų kainos vidurkis šiandien dienai, suprantat, Vilniuje, pavyzdžiui, 3800 eurų dabar be apdailos kainuoja 1 kvadratinis metras.
Vidutinė kaina. Čia ne. Maksimaliai yra ten virš 10 000, minimali ten yra apie 2,5 tūkstančio, bet vidurkis išeina, reiškia, 3800 eurų kvadratinis metras be apdailos. O apdailai reikia vis tiek dar padaryti. Tai dar reikia investuoti, kokius ten mažiausiai 600 o gal ir 700 eurų į kvadratinį metrą. Ką tada turim? Tada turim 4500 eurų už butą, kuris atrodo, tai yra absoliučiai vakarietiškas lygis. Vakarų Europoje kainas svyruoja tarp 4 ir 5 tūkstančių, bet ten tik skaičiuojama su visa ir pilna apdaila. Tai mes to potencialo jau taip augti kainom, kaip augo iki šiol, aš manau, kad mes jau tokio potencialo neturim. Mes turime skirtingus pavyzdžius Europoje, tarkime, Ispanija, Italija, ten nekilnojamo turto judėjimo praktiškai nėra, jisai mums dabar jau atrodo pakankamai netgi patrauklus. Bet turime visiškai kitus pavyzdžius, tai pavyzdžiui, Londonas, Viena, kokia nors Ženeva, sakykime. Ten realiai, Ženeva, tai jau ten atskiras, bet sakykime, Londonas, Viena. Šiaip stebint ir, pavyzdžiui, toks gaunant vidutinės pajamas, Londone bent jau arti centro kažkur nusipirkti buto yra fiziškai neįmanoma. Ta prasme, bešansinis variantas. Ar gali būti taip Vilniuje, kad irgi pasieksime tokį lygį, kad vidutinis žmogus Vilniuje negalės turėti nekilnojamo turto? Tai mes artėjom ir jau labai stipriai prie to priartėjome. Nes iš tikrųjų, kokios tendencijos dabar Lietuvoje akivaizdžiai matosi, kad atlyginimai auga labai drastiškai. Ir tas atlyginimo augimas po 10% kiekvienais metais, jis neturi labai didelių perspektyvų. Turim suvokti, kad mes priartėjom jau prie to, kur galim lygiuotis tiek su Vokietijos, tiek su Amerikos vidutiniais atlyginimais ir ten atlyginimai sustojo. Tam tikrų laikų jie sustoja, nes tiesiog kompanijos pasidaro nekonkurencingos. Jos nepagėgia parduoti nei paslaugų, nei produktų rinkoje, nebent vidaus rinkoje tu tai gali daryti. Tai tas toksai, reiškia, kol atlyginimai auga, tol atrodo, kad pas mus viskas gerai. Bet vieną dieną, aišku, kad jie nustos augti arba jų tiesiog augimas sulėtės. Ir tada atsitiks tas scenarius, apie kurį ir sakote, kad tiesiog įperkamumas būsto pradės mažėti. Tai tos būsto įperkamumo mažėjimas, aš manau, jau mes stebėsime ir 26 metais. Nes tiesiog būsto kainos pakilo labai aukštai, jeigu jos dar šiek tiek pakils, tai tiesiog įperkamumas mažės. Tiesiog nepajėg žmonės. Ir tada vėl mes sugrįšim prie tos klausimo, tai o kas dabar? Ką turi jaunas žmogus daryti? Ar vis tik tai pirkti, ar vis tik nuomotis? Ir čia manau, kad šitas faktorius, šitie argumentai suveiks tai, kad nuomos rinka pradės šiek tiek augti, nes tiesiog tas vidutinės pajamas gaunantis žmogus, jis negalės subalansuoti savo finansų, savo biudžeto mėnesinio ir jam, turbūt gali pasirodyti, kad vis tik tai geriau nuomotis, galbūt mažesnį, galbūt kuklesnį būstą, gal kažkur toliau, nes tiesiog bus iššūkis subalansuoti savo biudžetą. Mes palėtėm šiek tiek užsienyje ir bendrovė Haner ne tik tai Lietuvoje, kaip suprantu, veikia. Skaičiau, kad turėjote planų 30 milijonų investuoti į Ispaniją, Lenkiją, Veneciją netgi. Ir koks progresas pas jumis su šitomis investicijomis ir ką matote tose šalyse, kas vyksta? Tai čia iš tikrųjų mums turbūt į tą Lietuvos rinką šiek tiek mažoka darosi. Galima būtų daugiau investuoti, galima būtų daugiau statyti čia Lietuvoje, bet tas biurokratizmas Lietuvoje pasiekęs tokį lygį, kad tiesiog per daug atima jėgų ir laiko pasiekti tam tikrą rezultatą. Tai natūraliai pradedi ieškoti, kur galima kitose šalyse tą padaryti. Ir galbūt ten šiek tiek tas biurokratizmas kai kuriais atvejais yra mažesnis. Tai mes investavome ir Lenkijoje, ir Italijoje, ir Ispanijoje, ir Prahoje, ir dabar Londone turime investicijas. Tai matom, kaip tos rinkos atrodo. Man atrodo, patraukliausia ir didžiausia gal perspektyva turi Lenkijos rinka.
ypač Varšuva. Varšuvoje prieš lapkričio mėnesį mes ten užbaigėme ir atidarėme tokius 2 studentų didelius projektus, student housingas, tai studentų namai, 1100 lovų Varšuvoje ir, pakankamai gerai atrodo. Kai jūs kalbate, kad investuojate, tai reiškia, kad jūs išvystote projektą ir jį parduodate, ar tai reiškia, kad jūs einate į tą šalis į nuomos rinką? Tai dabar, pavyzdžiui, studentų namai tai nuoma. Ir kai bus sukauptas tam dar didesnis portfelis, tada bus to portfelio, investicinio portfelio pardavimas. Bet darome ir gyvenamus namus Varšuvoje statome, tai ta rinka ten nėra tokia, nėra taip stipriai auganti kaip Lietuvos, bet jinai, sakykime, vos ne 10 kartų, gal ne 10 kartų, šiek tiek gal mažiau, bet jinai ženkliai didesnė negu Lietuvos rinka. Ir tiesiog viena kaip iš galimybių, nes rinkos keičiasi. Viena rinka gali šauti į viršų, kita stagnuoja ir tada galima kompensuoti. Ten, jeigu viena rinka neveikia, kita rinka traukia. Tai jūs pasakytumėt, kad Lenkijoje reguliacija yra švelnesnė, nes mes matėme netgi, pavyzdžiui, migrantų klausimų. Lenkai ko puikiausiai 2 milijonus berods ukrainiečių įsileido ir niekas nesustoja, kad virkščiai. Lenkai darbo jėgos įvežimo klausimą sprendžia labai paprastai, tai yra ten kelių savaičių klausimas, mėnesis maksimum ir gali gauti leidimą darbo jėgai įsivežti. Kas liečia tą biurokratinę mašiną leidimą statybai, man dar trūksta truputį laiko ir patirties, bet pirmas įspūdis neatrodo toks absurdiškas, kokį mes patiriam Lietuvoje ir ypač Vilniuje. Tai yra galimybės, tai yra visur reikia derinti, visur tos pačios procedūros, bet nėra tokio absurdiškumo. Čia neseniai skaičiau vieną straipsnį apie biurokratijos absurdiškumą. Tai pasirodo, kad tokias biurokratiją galima taikyti ir tiesiog sabotažui vykdyti. Nes tu gali nuolat prašyti dar kažką pateikti, dar kažką pagerinti, dar kažką patobulinti, dar kažką išanalizuoti ir tokie dalykai absurdiški, pavyzdžiui, net galiu padaryti nacionalinis stadionas, kurį dabar dirba. Reikia poveikio aplinkai. Tai jis buvo padarytas poveikis aplinkai, bet suprantat, bet jo terminas baigėsi. Ir reikia iš naujo daryti. Tai sakom, tai gal galit kažkaip supaprastintai padaryti, taigi jau buvot vieną kartą įvertinę tą poveikį aplinkai. Nėra to poveikio. Bet kažkieno tai pajamos yra. Tai gerai, bet mes sutinkam sumokėti ir daugiau, kad tik trumpiau padarytum. Ne, bet tas procesas užima laiko, vėl reikia rinkti duomenis, reikia įrodinėti, tokių absurdiškų dalykų, kokį poveikį aplinkai gali padaryti. Ir tas stabdo visas čia investicijos. Gerai, mes daug kalbėjom apie Vilnių, bet Lietuva nėra Vilnius, tik tai regionai. Kaip jūs matote kitų regionų nekilnojamo turto rinkos? Kaip sakau, teko nuvažiuoti į Molėtus, mačiau pirmą daugiabutį, kur apskaitai per nepriklausomos Lietuvos istoriją buvo pastatytas. Teko nuvažiuoti dabar, galvoju, nesenai į Ukmergę, kyla daugiabučiai, ko irgi nebuvo matyti. Kaip jūsų akimis kita likusi Lietuvos dalis atrodo? Tai čia aš vėl noriu sugrįžti prie to mūsų pagrindinio kriterijaus, kurį mes visada žiūrime, tai kaip su gyventojais. Kaip gyventojai Ukmergėje, kaip Molėtuose, ar jų ten didėja, ar nedidėja, tai yra pirmas kriterijus. Aišku, kad augant pragyvenimo lygiui, atsiras žmonių, kurie nori pasigerinti gyvenimo sąlygas, tai visiškai natūralu, kad gali atsirasti vienas kitas projektas ir jisai tikrai atsiras. Ir tikrai tokių bus. Bet ar tai išauks į kažkokią tai tendenciją, ar į kažkokias kryptis, aš tuo labai abejoju. Nes viskas labai priklauso, kur žmonės juda. Ir kol kas pasaulyje nėra kitos tendencijos, yra tik viena. Tai yra dideli miestai traukia žmonės. Ir sostinės traukia žmonės. Jūsų akimis, kiek miestų potencialiai turi galimybės pritraukti gyventojus? Lietuvoje? Jo.
Tai dabar akivaizdžiai matosi, kad Kaunas ir Vilnius. Viskas. Lietuva 2 miestų šalis ateity? Na, aš dar vis negaliu suprasti Klaipėdos, nes man atrodo, Klaipėda turėtų veikti. Na, jie tiesiog persikėlė per kelią į Klaipėdos rajoną, visi išsikėlė. Ko gero taip, nes pagal mano viziją ir supratimą Klaipėda turėtų augti ir turėtų didėti. Kol kas ten kažkokio tai labai didelio proveržio nėra, bet tai Lietuva yra maža šalis ir turim turbūt priimti tai, kaip yra ir tiek. O rajonai, čia tas regionų gaivinimo planas, man jis atrodo toks, toks, nežinau, labai jau politizuotas, nes, kaip, ką nori, galim ten daryti, bet žmonės patys paima sprendimus, kuriems geriau gyventi. Bus, aišku, tokių žmonių, kuriems norisi gyventi kažkur ramesnėje vietoje, bet absoliuti dauguma žmonių, jie nori eiti ten, kur yra daugiau galimybių. O daugiau galimybių būtent ir būna tose didesniuose miestuose. Mano akimis yra rizika, tiksliau, kad tos lėšos buvo tiesiog iššvaistytos ir dirbtinai pakeltos kainos regionuose. Nes... Ir dabar dar ta programa nesibaigus tą regionų gaivinimo ir ten bus investuojami milijonai, duodami... Bent gerai, kad sutvarkys aplinką už tuos milijonus. Grįžkime prie vystytojų nekilnojamo turto. Ar jie bus pajėgus įvykdyti visus šitus projektus? Ir poligonus, ir pastatyti paklausą, kuri tikėtina bus 26, tikėtina 27 metais bus. Ar užteks pajėgumų visą tai pat atlikti? Tai šitas klausimas labai greitai baigėsi ties statybos pramonė. Statybos pramonė, iškiasi, gamina daugelį atvejų namams statyti, reikia gelžbetoninių elementų ir tų gelžbetoninių elementų yra kelios gamyklos Lietuvoje, kurie juos gali gaminti. Ir šiandien dienai, kai mes kalbame su gamyklomis, tai mes gaunam atsakymą, kad gaminius galim tiekti kitų metų 4. ketvirtį. Tai yra, mums reikia beveik metus laiko laukti eilėje. Tai va čia yra pagrindinis dalykas. Kaip minėjau, gamyklose pajėgumai yra riboti ir ar bus viskas padaryta ir pastatyta, aš tuo labai abejoju. Aš manau, kad išsitęs terminai, jeigu mes anksčiau turėdavom 18 mėnesių projektų įvykdyti, mes tada, kai pradėdavom projektą, sakom, už 18 mėnesių mes šitą projektą užbaigsim. Tai dabar matomai, kad reikės koreguoti ir pasakyti, kad neužbaigsim per 18 mėnesių, užbaigsim per 24 mėnesius. Judame visiškai, laikas išsekęs yra, dar turiu vieną tokį klausimą pasinaudojant progą. Pas jūs mačiausi apie 70 įmonių yra skirtingų grupėje ir jūsų įmonės strategija yra, jūs specializuojatės vystyme ir jūs plokščiai, sakykime, veikia rinkoje. Ar, pavyzdžiui, kaip pavyzdys su to gelžbetoniu, ar siekiate kurti ir vertikalę kažkokią, kur jūs užsitikrintumėt, pavyzdžiui, tas pačius žaliavas, kurios reikalingos? Tai mes svarsime ir tokią galimybę, kad šiek tiek padaryti daugiau tokios vertikalias struktūras, nes tada nereikia metus laiko laukti. Ir dabar akivaizdu, kad statybų pramonė, ypač gaminiai, kurių mums reikia, jie kelia kainas, nes tų pačių gaminių reikia į rūdininkus, reikia į kitus karinius miestelius. Jeigu paklausa didėja, iš karto kainos didėja. Tai jeigu mes turėtum savo tokias žinioje, mes arba uždirbtume daugiau pelno, arba tiesiog, lengviau operuotumėt. Galėtume, nereikėtų metus laiko laukti eilė. Bet dėja, tokie bandymai nebuvo labai čia ir sėkmingi, ir nebuvo labai daug galimybių. Nes tie, kurie turi statybų pramonę, jie neketina ko nors ten įsileisti, ar jiem kapitalo trūktų, ar tiesiog jie norėtų padaryti pasitraukimą, tokių nebuvo galimybių. Mes vienintelį investavome su VMG, tai yra medinių konstrukcijų, medinių namų statybos fabriką Naujojoje Akmenėje. Gerai, mūsų laikas išseko. Turiu tradicinį klausimą mūsų tinklalaidėje. Kas ponui nekilnojamam turtui yra svarbiau negu pinigai? 3 kokie dalykai? Tai iš tikrųjų pinigai yra labai svarbu tada, kai jų neturim.
Ir kai pasieki tam tikrą lygį ir kai gali patenkinti savo visus poreikius, turiu omeny absoliučiai visus poreikius, tai tada aišku, kad pinigai jau pradeda nebūti toks labai svarbus galbūt faktorius savo gyvenime. Tada vis dėlto aš manau, kad vienas pagrindinių dalykų, kas svarbiausia, jeigu atmesim pinigus, tai vis tik yra žmogaus sveikata. Nes žmogus, jeigu yra sveikas, tai daugelį atvejų, tu gali daryti tai, ką nori. Jeigu matom, kad žmonės, tenka vaikščioti ir į poliklinikas, ir dalį laiko praleisti ligoninėse, tai tas gyvenimas pasidaro neįtin toks džiaugsmingas, nors viskas priklauso ir nuo požiūrio. Tai aš manau, kad sveikatos reikia ir jauniem žmonėm, ir vyresniem, ir jo labiau tiem, kurie yra jau seniorai. Kitas dalykas, kuris bent mano požiūriui yra tas, kuris yra svarbiau galbūt už pinigus, ir man bent šiai dienai turbūt yra pats svarbiausias dalykas, tai yra laikas. Mhm. Laikas, visi turim jo 24 valandas per parą, bet labai norisi tą laiką išnaudoti vienas dalykas prasmingai. Ir jeigu turi didesnį aktyvumą, tai jau pradeda trūkti. Ir šiandieną aš mielai mokėčiau didelius pinigus, milijonus mokėčiau, jeigu man kas galėtų parduoti laiko, bet jo to nėra. Tai tiesiog tai yra vertybė, kuri tikrai bent šiandienai man daug svarbesnė negu pinigai. Mhm. Ir trečias galbūt irgi toks dalykas, kuris galbūt irgi yra svarbesnis nei pinigai, tai yra tam tikras požiūris. Reiškia, nuo požiūrio labai daug priklauso, ant kiek žmogus gali būti komforte, ant kiek jis yra laimingas, ant kiek jis sugeba valdyti, vengti konfliktų. Ir čia yra jau tas dalykas, kurį labai sunku ir pamatuoti, ir pačiupinėti, bet yra labai daug apstų gyvenime pavyzdžių, kai žmonės konfliktuoja. Dėl ko? Dėl to, kad turi skirtingus požiūrius. Net konfliktai perauga į karus, matome karą, dėl ko? Labai skirtingi požiūriai. Ir va čia vertybė tada yra tai, jeigu tu turi tokį požiūrį, kad tu sugebi išvengti tų konfliktų. Jeigu tu sugebi bendrauti su žmonėm taip, kad ir tau būtų gerai, ir kitiem būtų gerai. Tai va čia jau tokia galbūt aukštesnė materija, ir ją galbūt čia ne taip lengva ir paprasta suvokti ir suprasti, bet tokių pavyzdžių yra labai gausų ir apstu, ir netgi tie dabar absurdiški ginčai Seime Lietuvos, reiškia, ten dėl kažko, ar ne, šypsena ir jum kelia ir man, bet tai yra dėl požiūrių skirtumų. O jeigu požiūrius turėtume, mes galėtume aplamai tada sujungti jėgas ir siekti to, ko mums labiausiai reikia. Mes išvaistome laiką, mes išvaistome savo jėgas vien dėl to, kad turime skirtingus požiūrius. Ir čia yra proto reikalas. Tai yra požiūrio, kaip susitarti. Ir va čia yra didelė, didelė vertybė. Aš norėjau padėkoti Jums už skirtą laiką, kurį Jūs sudeginote, bet tikiuosi, kad ne, galbūt kažkas išgirdo žinių ir... Tai prasmingai, aš manau. Prasmingai praleistas laikas ir turiu tokią nedidelę dovaną, tai yra klasikinė knyga apie vertybinių popierių analizę. Nežinau, ar bus laiko ją paskaityti, bet tai yra viena tokių, kaip pasakyti, klasikinių knygų, kur iš jų gimė labai daug investuotojų ir vienas turtingiausių žmonių pasaulyje. Warrenas Buffettas yra gyrėsi, kad perskaitė bent 4 kartus Grahamo knygą ir tas tiesas, kurios niekada nesikeičia. Tai galbūt... teks ir man tada paskaityti. Dar viena vertybė, tai žinios yra, kurios yra irgi taip pat turbūt vertingos. Labai. Tai ačiū Jums, o laidos klausytojams noriu padėkoti taip pat už skirtą laiką. Tai buvo 5 iš eilės tinklalaidė Daugiau negu finansai. Ir šią laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, Compensa Life verslo plėtros vadovas. Ir tikėkime susitiksime ateityje. Ačiū Jums.